Nors Šiauliuose ir Vilniuje šildymo sezonas jau prasidėjo, Panevėžyje jį sąlyginai bandoma nukelti šios savaitės pabaigai arba net kitai savaitei. Viena iš priežasčių gali būti, jog savivaldybė skolinga Panevėžio energijai apie 7 milijonus litų. Pagal šilumos ūkio įstatymą šildymo sezono pradžia skelbiama, kai 3 paras vidutinė oro temperatūra yra mažesnė nei 10 laipsnių šilumos. Ir būtent šildymo sezono pradžią skelbia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Ši sąlyga šiai dienai kaip jau ir yra įsigaliojusi, kadangi jau daugiau nei 3 paras vidutinė oro temperatūra yra mažesnė nei 10 laipsnių šilumos. Gyventojai galėtų pradėti šildymą ir dabar, jeigu jie to pageidauja, tik turėtų norėti sutikti daugiau kaip pusę namo gyventojų neturinčių įsiskolinimo. Ir žinoma, pats namas turi turėti pastato parengties šildymo sezonui aktą. Kitos įmonės įstaigos taip pat gali jungti šildymą, jeigu to pageidauja, ir taip pat jos turi turėti aktą bei nebūti skolingos. Tačiau norinčių anksčiau pradėti šildymo sezoną kol kas beveik nėra. Tik 6 Panevėžio įstaigos jau paprašė jungti šildymą anksčiau laiko, o gyvenamųjų namų bendrijos, aišku, linkę geriau truputį pašalti, bet tuo pačiu sutaupyti. Panevėžio energijos ir Panevėžio būsto prižiūrimi namai šildymo sezonai yra pasiruošę, mokyklos ir vaikų lopšeliai, darželiai taip pat yra parengti šildymo sezono pradžiai, o, sakykime, bendrijų, gyvenamųjų namų bendrijų namai, tai dar nėra pilnai pasiruošę ir pasiruošimo šildymo sezono aktus turi tik apie 61%. Gyventojams dar norėčiau priminti tai, kad kompensacijos už šildymą pradedamos skaičiuoti tik nuo oficialaus šildymo sezono paskelbimo dienos. Savivaldybės administracijos direktoriaus teigimu, šildymo sezonas mieste gali būti paskelbtas šios savaitės pabaigoje arba jau kitą savaitę.